Sveiki, draugai. Šiandien visi mane, kad nesulauksim antros dalies ir kad aš nieko nedarysiu, tiesiog darau, ką noriu. Ne. Štai yra antra dalis. O, nustabu tiesiog. Spaudžiam. Žaist. Aš toks pavargęs. Gerai. Ko tas žmogus tiesiog bijo, jis tiesiog niekur neina. Eik kažkur. Tiesiog bijai, tiesiog vienoje vietoje stovi. Žiauriai bijo, žinau. Stovi taip. Jis ateis. Nu, va, žiūrėk. Nu, va. Ir jis dar cheateris ir kaip jis pabėgo. Aš jums sakau, jis cheateris yra. Ir jis gali to išeis iš žaidimo, nes labai bijo. Greitai, kaip jis išgyveno? Kas čia per nesąmonė, kad čia jis išgyveno? Nes tipo eina čia. Nu va, matot? A, ne, viskas. Dabar jis jeigu išgyvens. Va. Gerai, viskas. Jau galim pradėti žaist play. Ačiū labai. Gal jau galim pradėti žaist. Gerai. Gerai, ką mes šiandien rinksimės, tai gal vieną centipedą. Nu gerai, tai galim pradėti. Čia prasideda mūsų žaidimas. Gerai, supratau, va šį čia im kažkas. Renkas ar mane, ar šitą moterį. Ar mane, ar šitą moterį. Ne, mane, prašau, ne. O, čia dievui. Ne mane. O šitą kažkokį demoną, kuris anksčiau buvo, man atrodo, centipėdas, nes jam geriausiai sekas centipėdų. Man va, sakai, aš pasakau kažkokią nesąmonę. Jo, ir aš tada pamatau centipėdą. Aš tai priekio atrodo, kad aš šiaip sau reikiau. Gerai, visi eina basementą. Gerai, aš varau. Kaip matot, va čia yra mano deimantinis toks dalykas. Jo, nes aš profas esu. Šaugimo, tai galim pradėti, gerai. Aš varau čia, ne, aš nenoriu, kad centipėdas iš karto ateitų, aš uždarysiu duris. Bet šiaip žiauriai šitie yra blogi, nes visada žinos centipėdas, kur tu esi, kur nuėjai, tu negali pasislėpti. Nu bet, ja, profam tai reikia tokių dalykų. Ja, centipėdas yra alkanas. Pasakykit, jis dabar čia ateis. Ne. Labas centipėdė. Tu man ką norėsi mane, tu manai, kad pagausi mane? Tu tik kvailas centipėdas. O jis taip pat profas jo. Jis geras centipėdė. Iš tos pusės ateis. Praškiau savo moterį, aš eisiu pasižiūrėti dalykų, kokių... Ne, prašau, ne, kodėl aš iškart turiu mirti? Nu, kodėl aš turiu iškart mirti? Nesijuokit, čia nėra valo. Nesijuokit. Aš žinau, jūs nesijuoksit. Jei juoksitės, kažkas jūsų kompiuteriai susprogs arba planšetės ar telefoną arba Xbox'as.
O žiūrėkit, tai jis kažkaip magiškai išsisuka. Tai kaip dar man išsisuka? Jis meluoja. Plaka. Kodėl jis sustojo? Aha. Matot, kaip jis, visą dabar neįsisuks. Aš tai kažkaip neįsisuku. O jis kažkokias 2 kartus tai išsisuka. Gal aš tiesiog žinot, ką padarysiu. Aš tiesiog nusiimsiu gal... Bro. Aš turiu demonų, bet aš angelų neturiu. Kas geriau, Ebra? Parašykit komentaras, angelas ar demonus. Viskas. Man tai suma visiškai nereikia. O, man čia patinka katės. Tai gal nusipirksiu šitą. Kačių. Vieną katę. Aš šitą užsiapibdinsiu ir va. Viskas. Gerai. Jau jums viskas. Kiek galim, kodėl aš šitas pirmas turiu mirti? Rado violetinį raktą, jau aš žinau, kur jį reikia panaudoti. Ten, kur yra antras aukštas. Jo, va šičia. Kažkur ten jį reikia panaudoti. O, va šičia. O, nu va. Na, kažką ten moteris rado. Šičia reikia plaktuko. Iš tikrųjų, tai galim paprastai su savo, žinot, kumščiais sudaužtą stiklą prakeiktą. O, nu va, jau ateintas. Moteris mano, kad išsisuks. Nu, išsisuks jam. Kodėl aš pirmas turiu mėgti? Gerai. Spaudžiu play. Po 1 later valandos. Ir aš tiesiog išeinu čipsų valgyti viso. Grįžau. O Lietuvoje ateis tas, tuoj. O, žiūrėkit, koks čia cute katinas. Pažiūrėkit, kokie cute čia katinukai yra. Dar užsidarė. Aš nevaizduosiu nubą, kad aš pasu jį, nu, centipedas yra. Tai pavalgyk mūsų, aš nesuprantu, kas tau yra, ne žmonių. Aš mačiau, ten centipedas buvo. Šinu paskui jį, man atrodo, sprūtenėje. Kur yra centipedas? Bro, jis turėjo raudoną raktus ir... Ačiū. Kad čia impossible! Kaip aš mirštu, dar vis uždarinėja duris. Ne, viskas, ačiū, kad žiūrėt kanalą, iki kito karto aš jau susėdžiu.